Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ačiū, Dadarukaitė. Taip. Skambinam, atsiprašom, kad taip vėlai, tiesiog tokiais atvejais mes stengiamės kuo operatyviau reaguoti. Yra jūsų testas. Kas yra? Testas jau parėjo šitągi. Padarėme testus. Aš laboratorijos esu. Algirdas Višinskas. Už ką? Aš esu laboratorijos, reiškia, viršininkas ir pas mus jau yra jūsų testo rezultatai. Kokio testo? Ta, katrą jūs darėtės pas Rimkienę. Ai, kraują? Taip. Ir kokie tie rezultatai? Nu tai, žodžiu, turiu jūs labai pasveikinti, testas yra teigiamas. Ta prasme teigiamas. Nu, teigiamas testas pas jūs. Ta prasme teigiamas. Jūs turėsite vaikutį. Dėkui. Tai va, tai aš jūs... Arsenį, Perskambinam. Perskambinam. Jau čia nori labai pasigirti savo draugiam dabar. Kad supranti, ko blogo nepasidarytų. Jo, linksma. Algirdu. Klausau? Alio. Nu? Nu tai panelė, taigi nebėtikite jūs ant manęs tų ragelių. Taip. Tai va, klausykite, jūs esate nepilnametė, man atrodo, taip? Ne. A jūs jau pilnametė? Ne. Nu tai va, jums 17 turėtų būti. Jeigu mano matematikos žinias nemeluoja, tai jums turėtų būti 17. Žiūrėkit. Taip, 17. Tai aš jums turiu tada iš karto duoti psichologo šitągi numerį. Kokį numerį? Nu, yra psichologo. Kad jau tokios žinios, pas mus yra praktika tokia, kad aš jums turiu psichologą iš karto parekomenduoti. Tai mažu ateisite kažką tai. O tai dėl ko skambinat? Taigi aš jums sakiau. Dėl kraujo testo. Dėl ko? Dėl kraujo testo. A, dėl kraujo tyrimo. Taip, pas Rimkienę. Aha. Nu. Nu, čia jos kalba draugė, tai žinot, nu, biški nesigaudo, tame esmė, tai galvau paklausiu, dėl ko? Nu, ji darėsi testą pas Rimkienę, kraujo. Taip. Nu, žinau, aš kartu su ją buvau. Nu, grįžo teigiamas atsakymas. Koks teigiamas, kad neš? Nu. O, net nesveikinu. O čia tikrai, ar čia jūs juokaujat? Aišku, tikrai. Pas mus... O tai galima sužinot, kad skambina? Pas mus yra... Šičia Algirdas Višinskis. Koksai? Daktaras Algirdas Višinskis. Aš laboratorijos esu direktorius. Taip. Nu, o tai ačiū Dievui, o tai ką negalit paskambinti vidury dienos, kad skambinant naktį vos ne? Pas mus yra... Jūs niekur nedirba, tikrai galiu garantuoti, nes mano mama yra taip pat gydytoja ir tikrai niekam neskambina vidury nakties, galima sakyti. Palaukit, tai kai neigiami, tai tada daktarai duodama. Kai teigiami, tai reikia pranešti kuo greičiau. Va, tai ačiū Dievui, tai jūs skambinat vidury nakties, galima sakyti, ir pranešit. Pusę 9. Aš sėdžiu iki 9 valandos, kad supranti, padaryčiau testus visus. A jūs čia dar ant mane supranti balsą kelti. Aš sėdžiu, dirbu iki 9 valandos, kad padaryčiau visus testus normaliai. Taip, o tai kada jai pasirodė... Atsiprašau, o tai kada jai pasirodė pas gydytoją? Aš turiu pranešinėti, supranti. Atsiprašau, kada jai pasirodė pas gydytoją? Mergaitė, tu ant manęs tai tu balsą nekelt. Aš nekeliu, bet tai galit bent jau pasakyti savo vardą, pavardę, kad žinotume tikrai, kad... Čia yra Algirdas Višinskis. Višinskis, taip? Višinskis Algirdas, daktaras Algirdas Višinskis. Užsirašykit. Višinskis. Taip. V-I-Š-I-N-K. Taip, užsirašiau, taip užsirašiau. O tai kada jai pas daktarę pasirodyt? Nu tai mažu rytoj, tada ir eina tegul. Čia su šitais dalykais nereikia, aš tik tai norėjau dar... Gerai, o tai kodėl jūs sėdžiu kartu skambinat? Dėl to, kad man reikia pagal procedūrą duoti jai psichologijos numerį, kad rytoj iš karto užsirašytų. O kodėl pas psichologinai yra psichiškai sveika tikrai? Ir jeigu lauktųsi vaiko, jai tikrai nereiktų pas
psichologai visi. Yra 17 metų, yra nepilnametė, yra nauja nuostata sveikatos ministerijos, kad 17-metės dėl to, kad yra labai padažnėjęs abortų atvejis, reikia iš karto nukreipti pas psichologę. Atsiprašau, kad pertraukiu, bet tikrai jinai turi tokių draugių ir psichologių. Aš matau, kokių draugių, kurios pertraukinė. Aš labai atsiprašau, kad aš kalbu, kai jūs mane pertraukinėt. Jums kiek metų, panelė? Atsiprašau. Jums kiek metų, panelė? 20. Nu va, man 53. Tikrai, aš tikrai, pažiūrėjau, studijuoju psichologiją ir tikrai jai nereiks psichologo. Aš matau, kai tai gal girta mažu, kad psichologija taip pertraukinė žmonės. Tikrai ne. O tai kas čia per bendravimas tada toks psichologinis? Tiesiog mes galvojam, kad kažkas krečia pokštą. Jei šitaip sakydama, juolab, kad skambina, dar nežinau, kelintą valandą. Aš iš laboratorijos skambinu papokštauti. Ha, štai jūs nešė. Tai man dar to betrūko. Bet jeigu jūs skambintų iš laboratorijos, tai aš sutinku. Tai jeigu koks pienburnis skambintų, tai gal tada jį patikėčiau. Aš to ką, į pienburnį panašus. Tikrai ne. Man irgi, žinokit, nelabai man patinka, supranti, vidury nakties kažkam tai skambinti. Man irgi nepatinka. Ir aš tą sveikatos ministrą, supranti, man jau seniausiai jisai yra uždėsis su savo tokiam direktyvom, kad reikia iš karto perskambinti. Ir čia nedalykas, kurį laboratorijos direktorius turi daryti. O aš dabar turiu skambinti ir dar ant mane, supranti, aprėkia. Atsiprašau, tikrai. Dabar galima sužinoti, kiek jinai laiko nešia tada. Čia jau yra 6 mėnuo. 6 savaitės. 6 savaitė? Taip. Tai jau tikrai sumaišęs, nes tikrai net nei pilvuko pas ją nėra nieko. Čia 6 savaitė, ne 6 mėnuo, Jėzus, tai ne taip pasakiau. Gerai, atsiprašau. 6 savaitė, tai čia bus mėnesis ir... Aš jums gal norite, aš jums pasakysiu, kas tenais bus tame pilve? Taip. Aš jums dabar iš karto galiu pasakyti, kas bus tame pilve. Taip, gali pasakyti. Radio stotis ZFM radistai! Sąžininga, tai tikrai. Labas vakaras. Žodžiu. Labas vakaras. Tikrai čia ne Miglė kalba. Čia draugė. Miglė dabar verkia. Okei, mes suprantam. Neverkia, tai juokiasi. Žodžiu, radio stotis ZFM radistai. Labas vakaras. Labas vakaras. Galbūt Miglė tada. Duok pašnekėti Miglę. Jėzau, daug moterų vieną vietą. Lembai, žiūrėt, o tai kas užsakė čia šitą? Aš žinok, pamiršau jau. Labas, Miglė. Ne Miglė, čia jos draugė kalba. kalba. Tai o ko Miglė nekalba? Tuoj duosiu. Nu, duok Miglė. Klausau. Ne. Labas, Miglė. Labas. Kaip tu laikaisi? Gerai jau tu. O kaip laikosi tavo kelnes? Irgi gerai. Džiavintuvas nutaikytas į kelnes. O kas čia užsakė? Velniai žino, mes savo informatorių šaltinių neišduodame. O kodėl? Gerai, Miglė, klausyk. Sveikinu, čia yra mūsų originalus būdas pasveikinti tave su tarptautinės moters diena. Dėkui. Žodžiu, linkiu tau kuo didžiausios sėkmės ir linkiu palankaus kraujo testo. Ir jums. Okay, Panas. Galim pakalbėti. Klaus, ar dar galim pakalbėti? Kalbėkite po vieną ir tyliau. Jo, Panas. Mes mylim. Duosiu dabar savo draugę, jinai labai nori pakalbėti. Nu, šnekėk, draugė. Kada paklausyti, kai galime paklausyti, kas kiekvienas būdas pasveikinti. Alio. Čia protingiausiai išrinko tikriausiai. Alio. Gero vakaro, mergaitė. Jo, visą gerą. Okei, gal linksma, nežinau.